ir pabandysim. Nu, bet pabandom iš vidurio, gal vidurį irgi medžioja, tik tai didesnis ir labiau giliau. Čia ant paviršiaus šoka lydekaitas mažos, nedidelis, peiliukai, kibimas. Ir štai, pirmoji mūsų žuvis. Sakiau, kad man, ką girbimėjai, aš mačiau, kad čia vyksta medžioklė, galvoju, nu turi tie ešeriai. Nu, pasidedam, tikiuosi nenuvirs kamerą. Gerai, ešeriai, ramiai. Oho, šitas kad čiupo. Gerai, tegul biškį pagulį, nes nestresuok, turiu ištraukėję aš. Tikrai mažiausiai aš noriu čia žaloti tas žuveles. Va. Nu va. Kadangi sakiau ešeriukų medžioklė čia panašu, kad vyksta, bet mačiau ir lydekaitę šokinėje. Tai gal prisigaudysime dar ką nors. Rekordinau aš visą tą laiką. Rekordinau. Nu ką, bėk. Štai prie kranto matais dar. Pau. Gražuolis. Na, šį čia paėmė ant geltono, ne ant violetinio. Kaip mes pripratę, kad daugiau kimba. Kirkiluose gal geltonas labiau vilioja. Nu, žiūrim, ar tie ešeriai vis dar čia. Neišbaidėm būrelio. Bet čiupo, kai vyniojau lėtai jau ne. Kažkaip turiu nuojautos, kad čia Konstantino žuvelė gali geriau sudirbti tiesiog ant floriko, o ne tą dropshot sistemą. Bet hebra, viena žuvelė yra, tai jau bonusas vakar, kadangi nieko nepagavom. Kokį jie čia medžioklė, ką tik buvo užsukę. Nežinau, labai tikiuosi, kad kamerai matėsi, bet masyviai mailiukai kilo į viršų ir kokie 4-5 ešeriai čia kai davė. Arba lydekas. Čia gal reikia stebėti, kur vyksta tas maitinimasis. Čia kažkas ką tik buvo. O, ten prasidėjo. Čia arba kibimas buvo, bet mailiuko daug išbaidžiau. Bandom dar greitai tą pačią vietelę. Nes jeigu buvo ešerys, gali būti, kad čiups dar kartą. Eisim, atrodo, į kitą vietą, nes čia tiek zonų yra. Noris išbandyti ir kitą zoną. Nebečiupo antrą kartą. Vėl ant to, vėl ant geltono. Bandau dar paskutinį kartą, nes jeigu čiupo, tai čiups. Oi, blogai užmečiau. Palį paviršių trauksiu. Buvo kibimas ir dabar prie kranto į žolę įsikabinau. Kaip supratau, jie grinai tame mažame gylyje. Nes ir tas prie galo prie kranto čia užkibo. Gerai, buvo atlikta keletą metimų papildomai. Žuvies nebuvo, bet man faktas, kad jau vieną ešerį turim, jau yra sėkminga žvejyba. Vietelė su vaizdeliu tokiu čia, tai kosmiškai gerai atrodo. Buvo čia iš vis net nežinau, ar yra praplaukimas, ar jis uždaras prūdelis atskiras. Čia yra bendras įplaukimas, bet ir visas kebra šitos salelės, jeigu galim taip įvardinti, sujungtas tilteliais. Afigenai kietai, žiūrėk. O, yra dar žvejų. Galim pasiklausti, kas ant ko gaudo. Sveiki, kaip sekas? Karosai, aš tai biškį su spiningėliu, ešeriuką mažą pagavau. Bet čia jau čia yra, ne, žuvies? Yra čia. Va, du. Aha. Kelis kojas pagavo. Pagavo 6 karosus, 1,5–2 kilogramų. Ant kukurūzų, nu va. Kartais čia va kyba jam, šiandien nekyba. Migruoja. Perlinų porą gražių pagavo po 1,5 kilogramų. Nu super, va, medžioklis vyksta. Ir mačiau, ten irgi ešeriukai pradėjo medžioti, užmečiau savo šitais tokius mažiukus biškį ultralaito. Nu. Jis ir normaliai pagavo. Aš dabar 2 dienas buvau ten po 2 tik, bet visą turi išmečiau. Nu jo, aš tai trumpai su vaikais, va, turiu 10 minučių, tai pamėtau. Neišvyno jum. Jo, žvejų yra. Sveiki. Va. Keliaujam per tiltelį. Ką tik buvo apšviesta. Sakė, toj pusiai, kur su meškerė rodau, šitie 2 žvejai, kur ką tik prasilenkiau, pagavo tik kojų. Čia vat, tas žvejys, kur toliau matot, mėtė, sakė, kimba linai buvo. Wow! Čia vyksta medžioklė. Nuo tiltelio, būtent, kol kalbėjau su juo, ten krašte porą šoko, tai pabandysim. Ai, kažkokia žuolė atsikabino. Bet ten ką tik buvo Pijus paravara. Duok 5 čia. Kaip sekės tau? Tiltais vaikščiot? Gerai. Duok 5. Kamera ten, gali pasisveikinti su žiūrovais. Čia šoko ką tik žuvis. Aš vieną ešeriuką pagavau jau. Pažvejot? Tuoj. Aš ištrauksiu ir pamokysiu tave tada. Aš tau užmėsiu, tu viniosi? Taip. Gerai. Pijus sakė, bandys pirmą kartą. Nu gerai. Metu aš tada tau toliai į vidurį. Ateik. Iš šitos pusės. Laikyk. Su šitą atsimeni mokiau. Tai paimti su pirštais, prasikiš per vidurinius pirštus. Va, ir tada vinioji ir taip lėtai biškį šitą reikia taip vis tampyti galūnę. Gerai? Matai, kaip tampiau? Nu, ir taip. Vinioji ir taip pum biškį viršų. O, ir vinioji, to pat ir visada vinioji. Arba nebūtina tampyti tau gal dar. Tiesiog viniok. Biškį greičiau reikia. Greičiau, dar greičiau. O, va tokiu greičiu. Jeigu iškiptų, būtų žiauriai juokinga. Ateik gilę. Op, šok. Pakelk ir viniok. Čia neužliūtų zilką. Meškerį šiek tiek toliau. Žinai, kaip patogiau būna laikyti. Jeigu irim biškį į pilvą, va taip irim. O, ir laikyk už čia, kaip laikei. Tik būk atsirėmęs į pilvą ir viniok. Va, atsiremk į pilvą. Būna vaikiškų. Tu nori? Gerai, mažoji. Laiko taip, dėk ranką čia. Gerai.
kitą pusę, nenuvirsk, stovėk. Perėjom mes į kitą vietelę, dar pabandysim čia užmesti. Kaip sakai, užkibs koks ešerys arba lydeka? Patikrinsim. Aš padarysiu vieną vyniojimą ir tada tu, gerai? Šiaip labai faina vieta žvejot, ne? Faina vieta žvejot. Žinot, žiūrovai, aš čia mečiau šitos metimus ir aš pagalvojau, kad man čia visai nori suvilioti. Jeigu yra didesnis ešerys, jis tikrai susivilios ant mano kosminės gerosios blizgutės, mepso įvardinkim taip, ant šito mano gerojo, baltojo. Gerojo iki tol, kol praradau auksinį, auksinis man jau buvo tapęs gerasis. Tai aš tiesiog nusikirpu savo šitą sistemėlę, palauk jį. Galėsi tu, aš tiesiog perrišiu kitą. Šito, ne, žiūrėk, mes dabar tokį. Matai, blizgutė, jinai vilioja ir lydeką, ir ešerį. Bandysim jos ir pagauti. Valas vadinasi žvejyboje, nes siūlas čia valas. Prie pat mano šito piršto kirpk. Labai arti. O, kerpam. Ačiū tau, šitą po to išmesim, jų negalima palikti gamtoje. Valo. Kiti žvejai, kurie palieka ir numeta valą bet kur gamtoje, jie yra, nebūtų pijus šalia, pasakyčiau. Dabar džiaukitės. Tai va, mes čia žirklutės uždarom, jų mums nebereikia. Ačiū. Pirmą metimą, ateik aš tau parodysiu, aš užmesiu ir pavyniosime kartu, aš tau parodysiu, kad tu suprastum, kaip reikia vynioti. Gerai, žiūrėk, atsistok čia prie pat vandens. Čia, tada aš metimą padarysiu, laikai ir tokiu greičiu vynioji. Vyniok, nesustok, visą laiką vienu greičiu. Dar ne, bandom. Ne iš vyno reikia sakyti. Palinkėjo mums sėkmės, nu, kas čia užstrigo kažkur. Sukasi jinai, pažiūrim, kaip sukasi. Matai, kaip parplaukia? Dar nematau, neskubėti. Nereikia taip judinti. Reikia, o, kaip gražiai plaukia. Nu, dabar aš. Tai abu, dabar aš vieną ir tu kitą. Nežinau. Ir įkliuvo turbūt į žolytę. Turbūt, nes žolyčių neužsikabino. Kažkaip man įdomi irgi buvo. Bandysi dar kartą, gerai? O, palei tą kraštą. Taip, tu vėl jame kur. Taip, ir toliau nuo pilvo, kad būtų lengva vynioti, o šitą prispaudė. Vyniok, yra žuvis. Jauti? Vyniok, yra žuvis. Laikyk tvirtai su šitą ranką laikyk. Vyniok, jauti žuvį? Kelk, ne, niekur neik, tik vyniok. Vyniok, niekur neini. Kelk į viršų, meškeriai viršų kelk ir vyniok. Jauti žuvį? Vyniok, Pijaus pirmoji. Vyniok. Sukam į šitą krantą, čia plaukia. Ką čia pagavo? Ešerį. Vyniok. Ne, tu galėsi pats jį paleisti. Eigi. Ateik giliai, ateik. Taip. Matai? Taip, gyvas. Pijaus. Taip, vynioju, galvoju, lygtais yra kažkas. Stop, dabar reikia nuimti kabliuką. Va, tėtis ištrauksi. Ateik prie kameros, ateikit ir tu prie kameros, gali sėsk čia gilę, sėsk čia. Ateik, Pijau. Pasirodysim kamerą visą. Jinai šitą neturi dantukų. Turi va tokius žvynus. Aš tikiuosi įrašinėja. Prieš kamerą. Pasipasakosi dabar. Nu, kels pagavo šitą žuvį. Tau ir užkibo. Aš tik paleidau, tai paėmiau ir jaučiu, kad vibruoja. Paglostyk. Jis paglosta. Nu, ką reikia sakyti, žuvytė? Tu norėsi paleisti? Aš ne. Gerai, tu ne? Tada einam ant tiltelio. Nuo tiltelio bus lengviau paleisti. Kas? Jūs abu laikysit, taip? Delniukus abu ištieskit. Abu delniukus ištieskit. Abu. 2 delniukus. Ir giliai arčiau prieina. Stop. Jinai nieko nedarys. Taip, giliai. Tu paleisi kartu? Nenori? Giliai gali mest? Gali. Nu, mesk į vandenuką. Pliumpt. Viso gero. Nu, duok 5. Pijau, bet eik 5 duoti. Ateik čia. 5. Pirmoji žuvis. O čia buvo geras, ne? Vietelė čia pažvejoti pasaką. Tai uždarysiu epizodą dabar, nes mačiau, kad mikrofonas man gali išsikrauti. Ačiū Jums, kad užsukot. Paskutinės 2 dienas, kaip matot, leidau su šeima. Biškiai atsiribojęs nuo tam tikrų darbų. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksim rytoj.